Situacija. Čia yra Perkūno alėjos 13 namas su tvora užstatyta ant mūsų tako. Na, čia jau nekalbam apie mūsų garsųjį Kauno Perkūno alėjos 11 namą. Čia yra 4,70 m įvažiavimas, kurį kaimynas, statant savo namą ir pažeidžiant 3 metrų ribą, sugebėjo paveikti NŽT taip, kad mums šio įvažiavimo neįregistruotų. Tad jam pasirodo neužtenka užgrobtos valstybinės žemės. O čia vat yra sklypo riba, nežinau kaip NŽT. Tikrai nėra davusi sutikimo jam. O čia yra valstybinė žemė užgrobta ir aptverta tujų gyvatvorė. O tai atgražu, ne? Kai kurie žmonės net neturi tokio dydžio sklypo, kaip šitie kaimynai yra savo atsitvėrę privačiai ant valstybinės žemės įsirengę automobilių stovėjimo aikštelę. Čia jų garažėlės. Tai vat jie teigia, kad jiems yra išduotas leidimas šitai aikšteliai. Ne, leidimas yra išduotas tik įvažiavimui į garažą, o ne automobilių stovėjimo aikšteliai. Bet yra kaip yra ir mes kreipsimės dėl šio dalyko. Tujos jau prieš tikriausiai 6 metus yra paženklintos pjovimui. Nu tai kas? Statybų inspekcija atvykusi pripažino, jog šita tvora stovi už sklypo, už kaimyno sklypo ribų. Na, nesuvokiu, kaip galima paneigti tokius faktus. Na, tikrai mes turime visus įrodymus, kad šis įvažiavimas, ir takas buvo išasfaltuotas už mano šeimos narių lėšas. Dabar mes žiūrėsime, kaip buvęs apygardos teismo pirmininkas sugebėjo pastatę šį namą, kol mes buvom Amerikoje, jį įregistruoti.